Chers amis, bienvenue dans cette première vidéo du nouveau cycle de conférences L'Apocalypse dans l'art de la chaîne YouTube Apocalyptissimo. Dans ce cycle de conférences, je présenterai diverses œuvres d'art qui ont un lien avec l'Apocalypse de Saint Jean, notamment à travers des interviews d'artistes. Comme toujours, si vous souhaitez être tenu informé de la publication de nouvelles vidéos, il vous suffit de souscrire à la chaîne Apocalyptissimo. Et si une vidéo vous plaît, eh bien, je vous serais reconnaissant si vous pouviez penser à cliquer sur la petite icône du pouce levé. De cette manière, vous faciliterez un meilleur référencement de la chaîne Apocalyptissimo et d'avance, je vous en remercie. Alors, pour cette première vidéo du cycle L'Apocalypse dans l'art, je me trouve dans la salle de conférence du prieuré des Frères de Saint-Jean à Vilnius, en Lituanie, et j'ai derrière moi cette grande et belle toile qui représente l'Apocalypse de Saint Jean. Son œuvre est le peintre lituanien Vaidotas Kvašys. Je vous laisse d'abord prendre une vue d'ensemble de cette œuvre. Et maintenant, l'interview du peintre Vaidotas Kvašys. Bonjour Vaidotas, et merci beaucoup d'accepter cette interview pour la chaîne Apocalyptissimo. Pourriez-vous d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Esu Vaidotas Kvašys, lietuvis, gyvenu ir dirbu Vilniuje, mano kūryboje dažna religinė tematika. Pouvez-vous nous parler maintenant de l'origine de votre œuvre sur l'Apocalypse? S'agit-il d'une commande qui vous a été faite ou bien est-ce une initiative de votre part? Darbas, šalia kurio vyksta mūsų pokalbis, yra paskaitų salėje. Švento Jono brolių vienuolynas Vilniuje turi Jono teologo vardą. Vienus metus broliai skiria tikėjimo, vilties ir meilės temai nagrinėti. Turėjau 12 tapybos darbų ciklą Dievo motina tikėjimo ikona. Meilės temą atliepia tais metais sukurtas kryžiaus kelio stotis. Reikėjo kažką sukurti vilties temą. Man šita tema geriausiai atsiskleidžia Apokalipsėje. Turėjau visišką laisvę kūrybai, kai kada remiausi brolių ankstesnėmis paskaitomis. Tai nebuvo darbas pagal užsakymą. Alors, s'agit-il de votre première œuvre sur l'Apocalypse ou bien avez-vous déjà réalisé d'autres œuvres sur le dernier livre du Nouveau Testament? Praeito amžiaus pabaigoje viename savo stampų ciklų Kaliningrado tema padariau 4 sufortus pagal 12-13 apreiškimo Jonui skyrius. Tie patys skyriai atspindėti tapybos kompozicijoje po 15 metų. 2005 su tėvu Eliju išleidome knygą Tatuiruotės laikų pabaigai su Apokalipsės meditacijomis. Vėliau 7 tapybos darbų kompozicija 7 negandos, ją pakartojau pastelės,
technika ir ofortų ciklų. Artima apokalipsės tema dar esu nutapęs kompoziciją prieš paskutinę dieną pagal Šventos Faustinos regėjimą dienoraštis 83. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu représenter dans votre peinture? Quel en est le thème principal? Šis tapybos darbas atliktas pagal 6 ir 8 apokalipsės skyrių 7 antspaudai. Tai mąstymas vaizdų apie šiuos skyriuose aprašytus įvykius. Šiame darbe remiamasi yra apreiškimo 16 skyriaus 15 eilute. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. Turto ir prabangos užvaldytas žmogus tampa infantiliu ir nebemato savo sielos nuogumo. Nevaldoma aistra juos pražudo, tai pavaizduota per 3 žirgus. Degančios figūros, drungni arba šiaudiniai tikintieji. Nuodėmė gali būti sunaikinta per išpažintį ir atgailą. Baltojo raitelio kairėje matome 4 personažus pavaizduotus kaip medinės statulėlės. Tai Florijonas, pilantis vandenį, kad užgesintų nevaldomą aistrų ugnį. Šalia jo mergelė kankinė šventa Agota, sauganti nuo gaisrų, toliau kairėje šventas Jonas Nepamukas, miręs kankinio mirtimi, nes nesutiko išduoti išpažinties paslapties. Šiek tiek aukščiau šventas Kazimieras, žinomas kaip skaistumo mylėtojas. À l'extrémité droite de votre tableau, nous pouvons voir que votre œuvre se présente comme un rouleau et l'on peut distinguer un sceau. Alors, s'agit-il du livre aux 7 sceaux que l'agneau prend et ouvre au chapitre 5 et 6 de l'Apocalypse? Taip, tai rytinio formos knyga, kurios 6 antspaudus atplėšė avinėlis. Kompozicija dešinėje baigiama 7 atspaudo atplėšimu. Je suis frappé par la place centrale du Christ dans votre tableau. En outre, vous avez représenté le Christ dans une lumière blanche, éclatante. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Suprantama, kad Kristus yra centre. Jį pavaizdavau kaip raitelį ant balto žirgo su lanku rankoje, kuris atjoja kaip nugalėtojas, baltasis raitelis. Jo išvaizda prašyta 1 skyriaus 14 eilutėje, 6 skyriuje 1 atspaudas ir 19 skyriuje baltasis raitelis lydimas dangaus kariuomenės. Jis apsuptas šviesos ir pats yra šviesa. Un peu à droite du tableau, il me semble reconnaître la Vierge Marie. Est-ce que c'est l'enfant Jésus que l'on voit derrière elle avec une auréole blanche? Baltai teisingumo rūbą galima laimėti jį išbalinus avinėlio kraujyje. Tai nesuteptoji mergelė Marija. Šiuo atveju vaizduojamas tik jos rūbas, aptaisas, dalina baltus drabužius. Vaikas šalia jos tai nekalta siela aprengta baltu krikšto rūbu. Il me semble que l'on peut reconnaître les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans votre œuvre. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que vous avez voulu les représenter? 3 žirgai, apie kuriuos rašoma apreiškimo 6 skyriuje 1-8 eilutėse, tai nuodėmės struktūra. Raudonas žirgas nevaldoma aistra, jis sudegina žmogų. Juodas suanglėja žirgas ir atveda į visišką supuvimą palšas žirgas. Iš jo gimsta naujos nuodėmės, kurios pavaizduotos kaip mediniai žirgeliai, jų raiteliai aklos lėlės, kurios kaunasi dėl rūbų. L'Apocalypse est souvent considéré comme un livre de catastrophe. Pensez-vous que c'est exact? Et sinon, comment avez-vous voulu faire apparaître la bonne nouvelle dans votre tableau? Mano apokalipsė, kaip jau sakiau, yra vilties knyga, nes kalba apie Kristaus sugrįžimą, kurio taip laukiu.
Kaip pasakyta, pirmą turi įvykti daug katastrofų ir palaiminti, kurie ištvers iki galo. Y a-t-il encore quelque chose que vous souhaiteriez dire à propos de votre œuvre? Šis darbas nėra grinai menininko vaizduotės vaisius, nes jo esmę sudaro apokalipsės tekstai. Aišku, kiekvienas menininkas pavaizduotų savo stilistiką. Vieno vizualas galbūt kaip iš fantastikos filmų, kitas iš siaubo istorijų. Aš turiu savo būdą vaizduoti ir asmeninės interpretacijos gali būti išaiškintos arba žiūrinčio suprasto savaip. Avez-vous d'autres projets artistiques concernant l'Apocalypse? Esu galvojęs, gal kada nors sukursiu 7 apokalipsės trimitus. Enfin, dernière question, si des personnes souhaitent avoir une reproduction de votre tableau, est-ce que c'est possible? Avez-vous envisagé cette possibilité? Taip, yra meistrų, kurie daro tokias reprodukcijas. Susidomėję galėtų susisiekti su jumis per YouTube kanalą. Merci beaucoup, Vaidotas. Ačiū Jums, tėve, Helen Marie. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo dans ce cycle L'Apocalypse dans l'art de la chaîne Apocalyptissimo.